ir reikėtų įvadą padaryti, pradedant šnekėti, kad vis dėlto reikia bijoti tų pertraukų, kažkiek tai išsiderinam, aišku, nejaučiam to ritmo. Labiausiai buvo pikta, kad, sakykime, tie nepataikyti metimai pirmam kėlinyje atrodo viskas gražu, viskas iš derinių, bet nepataikom ir nėra tos aršios kovos, kur reikia, kad pergalę išlošti. Nu, o šito noro toj pirmoj pusė tikrai buvo mažai. Aš tai galvoju, kad patys žaidėjai kažkiek nusiraminę bėgiojo, kad viską galima padaryti kažkur tai, kažkas tai susiguota, kad būtų, viskas sektųsi, bet paprasčiausia, žaidžiant su bet kuria komanda reikalinga jėgos ir reikalinga ta kontaktinė gynyba ir niekur nedingsi. Manau, kad mums parodys, kaip reikia gintis kitas mūsų varžovas, Lietuvos Rytas, kur mes turėsim daug vargo. Nu tai kaip rezultatas galinis nepavyko, pralaimėjom. O šiaip iš žaidimo, ką mes labai prastai pataikėm. Su tokiu pataikymo procentu tikėtis pergalės yra labai sunku. Tai dvitaškis, tai tritaškis, gal baudos geriau. Bet šiandienai taip yra, kaip yra sužaista tikrai. Pačios rungtynės, aišku, ten 2 kėlinukai buvo gražios, stengiamės, vyrai stengiasi, kažkiek paskui Panevėžys suaktyvino gynybą truputį. Iš toli nepataikėm, po krepšiu susispaudė ir galutinis rezultatas toks, koks yra. Pradžioj biškį reikėjo įsivažiuoti, visi kažkokie apsnūdę buvo. Tai rezultatas rodo po poros kėlinių. Vėliau po biškį gavom biškį kalbos nuo trenerio, tai biškį užsivedė šiam 3-4 kėlinį ir iš karto pabėgom. Nu, ruošiamės jau šią savaitę iš tikrųjų, ruošiamės žaisti prieš tą aktyvesnę gynybą. Prognozuoti kažką labai sunku. Varžovas patys suprantat, Eurolygos lygio, tai kaip Dievas duos bus matyti, tikimės biškį susikauti. Aišku, pergalės labai sunku tikėtis, bet bent jau kovos, tai ką kova tai pažadam, aš manau.